Labą dieną, biški naujienų iš kaimo. Vonios kambarys jau panašiai į vonios kambarį, ištinkava gražiai. Tenai pragrėžė ventiliacija į skylą, pajungė grindinį šildymų, krane, viskas kaip turi būti. Kitą savaitę jau klijos plytelis. Kas įdomu, aišku, žiaurus aids dabar nes tuščias kambariuks, bet žiauriai girdisi to traidenio burbulėvims jaučiu per gal dušo trapą, ar ten galvoju iš pradžių, kad per tą vamzdį, per kriauklės šito nuodekų vamzdį, bet užkimšau po to tą skylę, bet vis tiek girdžiu, kad burbuliuoja. Gal pamėginsiu rašyti. Tai žodžiu, tas skylės užkimšims aišku padeda, bet jaučiu gal per tą tik tai girdis, nes dar sausis tas traps, bet kai užsipildys vandens, prisipildys sifons, gal ir nebesigirdės, bet šiaip tai įdomu, toks bul visą laiką. Nu va, o šiandien darbai nuplanuoti tokie. Čia viskas eina gražyn, o čia viskas dar vis pobaisė. Tos lentos visur čia buvo sulūžę, nepamenu, ar aš jums rodžiau, bet čia aš jau kelis kartus keičiau, po vienu, po dvi lentas. Va čia pakeistos, 4, čia vien, ten porą pakeist, bet vis tiek va tokias sulūžinėja, nu ir aišku, čia reikia tvarkyti kaip reikia. Lentų nebedėsim, reikia užsibetonuoti, kad ir pelės nelystų, nes lenda. Tai žodžiu, tai šiandien plans, kadangi savaitgalis, meistrai nedirba, atvažiuos tik pirmadienį, tai mes turim 2 dienas čia visko susitvarkyti. Būtų idealiai, kad pavyktų visko per šiandien susitvarkyti ir per ryt sustingtų, sukėtėtų, bet žodžiu, reikia nusilūpti grindis, išsilyginti tą pagrindą, pasiskaičiuoti, kiek mums ten to storio reikia, nusipirkti putos, betoną jau turim nusipirkę mišinio ir viso, pasikloti putą, išsibetonuoti ir tikėsimės, kad greit sudžius. Nu, vaizdelis. Žiauriai menks žemė iš tikro eini ir, nu ne visur, bet vietom taip labai smengi, nes matyt kažkokie yra pelių, va, čia ir sukrenta. Pelių urvai kažkokie matyti yra lizde. Nu čia ir lizdėlis. Kiek nešia kažkokių maišiukų. Neiššoks man čia kažkaip. Tai žodžiu, šitų sugrėblį biškį apsilygins. Pažiūrės, kaip čia įsitrombuoti. Nu čia labai niekas sunkaus nebus, tai jaučiu kažkaip rankin būti be vibro plokštės, kiek susitrombuos, tiek susitrombuos. Bras ir be biškį čia tos urvus. Pažiūrėkit, kas čia per sistemą. Visas miestas. Ir per čia kitoj pusė išlenda už durų. Ten irgi. Žodžiu, biškį užpūsti ant putos, vidai pripūsti, po to gal biškį kokios košės reiks užtepti. Bet, viso. Baigės čia pelių dienos. Šitą užsitaisom ir jau kaip ir bus ramu, man atrodo. Na, biškį apsilygino, biškį apsitrombavo su tokiu vat kopūstam plakti. Ir parsinešiau putos, 10 cm tilps. Ir dar būt gera netgi ir biškį daugiau, nes plema daug betono reiks gan. Bet, nu pažiūrės, išsidėjęs 10 cm, pažiūrės, dar pasiskaičiuos, kaip čia atrodo. Bet gaus užtekti jaučiu. Žodžiu, nedėt jokią celofaną, dėt tiesiai putą, pils tiesiai betono ant viršaus ir bus gerai, man atrodo. O čia užpučiau irgi putos tarp tų pelių urvų. Biškai apdžiūva iš išorės.
Bet gal čia labai netrukdys man. Nu žodžiu, pasiklojo putų, vėl jokia celofaną, biškį armavimo tinklo. Ten galiukė biškį pritruko, bet po to galvoju ir gera, nes jeigu draukas reiktų ten tos vamzdžius atsidaužyti ar laidus, tai būtų lengviau prie vandentiekio. Nu žodžiu, aukštą nebetonuosim, dabar čia paskaičiavom, kablemba, tiek kiek turim betoną labai daug ir neužteks. Ir dar nesam garantuoti, kokia čia bus ta grindų dangtai. Žodžiu, varau iki pamato viršaus ir tai gausis apie 8 cm, tikiuosi užteks, kiek čia turi 500 kg to betono. Nu viso, maišom ir pilam. Javutė miksuoja. Nu čia jau va kiek pakretėm košės. Nebloga visai. Gaunas čia, man atrodo, tik iš 3 maišų tiek. Tai gal čia gan ir užteks visai. Kiek čia pripirko. Nu viskas. Grindys išbetonuotos. Betono tai užteko tik. Sunaudojom visas tos pilns maišas ir dar buvo toks pusmaišis, pusiau nunaudots. Tai dar to prireikė, tai po to atliko biškį. Koks kilograms. Nu ir viskas. Aišku, čia dailinau, liktais 1 metrą ir gražiau buvo išėjai, po to vėl ten pridirb, vėl bandau išdailinti, bet viso. Nieko labiau nebeišdailins. Ten kraštus toks sausesnis, čia per vidurį šlapesnis, tai toks, žodžiu, daug žaidimą, bet atrodo neblogai. Tik nežinau, kaip ta šlapto dalis, kiek čia laiko džiūs, bet kiek džiūs, tiek džiūs, bet turim tokią valentą, per kurią galim vaikščioti. Matė, va, čikšt, brikšt, viskas. Jeigu te patenkit, šer patenkit. Tiek žinių. Dėkui, kad žiūrėjot. Kitoj serijoj parodys, kas gavas. Čiau.